čia yra konkurentų komanda. Labą dieną. Labą dieną. Taip, filmuojam. Labas. Labas. Prisistatyk. Esu Ramunė, dalyvauju indikatoriai. Tai kaip sekėsi gyvendinti antrąjį užduotį? Labai gerai, susigalvojom truputėlį iššūkių. Padarėm kelis projektus. Pirma tai klojasi kaip sviestų patepta. Tai iš karto buvo tikrai didesnis iššūkis. Tai ateini pirmą kartą nepavyks, antrą kartą nepavyks, trečią kartą ir tada tokia būna, kada tau galbūt save tiesiog užprogramuoji, kad galbūt ir čia šitą idėją nebeveikia, bet kai vieną parduodi, tada parduodi ir viską. Per pirmą etapą mes ir lengvai ir taip pat būtume pasiekę tą patį 100. Taip atrodė, jeigu daugiau būtume darę. Ir dabar jau norėjus kažko daugiau. Buvo tokia situacija, kai vyras ateina ir pasakė, ne, mes tikrai nepirksim. Aukštesni reikalavimai iš visų komandos narių buvo. Kartelę užsikėlėte, ne? Taip, Pirmą etapą tikrai metu. taip. Bet mano kolegė, jinai sako, tai jums vieną, o jums gal antrą. Ir tada pažįstate galvą tiesiog ausim pakarpį ir žiūri, kad gerai. Labai gerai sekėsi, viršinom rezultatą. Nesakysiu kiek. Orientavomės į tai, kad kiekvienas pabandytų daryti tai, kas jam patinka ir kad linksmai leistumėm laiką. Ir kad žmonės, kuriem mes suteikiam kokią nors paslaugą, irgi liktų laimingi. Niekada nepriėmė kaip atsakymą ir tai iš tikrųjų veikia. Man viskas patiko ir buvo tiesiog nuostabi diena, žinau. Grįžau namo ir atrodo, kad jie čia yra gyvenime. O dabar dėl trečio etapo. Pasiryžus? Laukiu. Trečiam etapui turiu idėją. Šiaip palyginus pirmą ir antrą etapą, tai galiu pasakyti, kad labai didelį įtaką daro komanda. Tai yra komandinis darbas, tu neteisi, nepadėsi savo idėjas, darom šitaip. Tiesiog vis tiek viską derinti turėsi. Vienas vienai neša, kitas kitą. Ir iš to ir išeina kažkas naujo ir kitokio. Žiauriai gerai, kai yra kažkoks lyderis komandai. Pagal jį gali kažkiek prisitaikyti, jam padėti ir pasiekti žymiai didesnių rezultatų. Vis tik tu žinai, kad per trumpą laiką gali padaryti daug. Kaip dabar nusteigęs trečiam etapui? Esi rankovės atsiraitojęs, pilnas energijos? Jeigu žiūrės tą komandą, išskirtinių verslininkų komandą, jo? Dream Teamas, jo, tai saugokitės, nes čia yra dar geresnių tikriausiai už jūs. Super. Girdėjot?